fizinis krūvis, poilsis ir maistas jie turi veikti visi kartu. Todėl šiandieną mes pakalbėsim apie energetinį balansą. Jeigu nors vienas iš šių, reiškia, veikia stipriau negu kiti, tai vietoj iš gražios tobulos apskritimo formos jūs gausit kažką tai visiškai suvaryto ar niekam tikusio. Ir tas kažkas tai suvarytas ir niekam tikęs, tai bus jūsų kūnas ir pasekmė ir jūsų gyvenimas. Aš net nežinau, kokiais žodžiais reikia sakyti, kiek maistas yra svarbus. Neįtikėtinai svarbus. Jeigu jūs treniruojatės 3 kartus per savaitę, tai valgot jūs 3 kartus per dieną. 100 kilų nepakeliat, tūpkit su 10, tūpkit su 0. Tik pradėkit judėti. Jeigu pradėsit nuo to, kad, tai dabar aš einu į Vingio parką, bėgsiu. Tai reiktų sakyti, kiek laiko bėgti? Čia 1 minutę. Baikit 1 minutę, gal valandą. Ne, 1 minutę. Tas, kas mokėtės vairuot, nuo ko prasideda? Nuo teorijos, tai ką mes čia dabar darom. Niekas jūsų neleidžia į gatves, reiškia. Pirmiausia, teorija. Kad susigaudytum, kaip ką daryti. Tai mašiną, buką daiktą vairuot. O čia mes savo kūną, reiškia, kokios čia taisyklės, tai ir darau. Ir daužom savo kūną. Mašinas taupom, nes brangiai kainuoja. Normalus nutukimo laipsnis, reiškia, net nenutukimo, atrodo, kad tai yra normalus, tai yra 30% riebalų. Reiškia, trečdalis lietuvės moters kūno yra taukai. Ir ką, normalu? Gal? Normalu, nenormalu, bet dėja, bet įprasta. Ir dabar pažiūrėkit, kaip čia gražu. Kada tik tai atidariau šitą paveikslėlį, jūsų tarpinį. Nepatinka jums čia kas nors. Mano čia kas nors gero. Reklamos aukos jūs. Čia tam ir padaryta, kad jūs šūdą pirktumėt ir į burną kištumėt. Bet čia tam ir padaryta, kad jūs griebtumėt ir sakytumėt, čia šventė. Va jūsų šventė. Man tai principė, tai čia jūsų reikalas. Aš savo pelkę perbridau. Kau norit ir jūs perėt, ar norit paskesti toj pelkę. Kaip jums elgtis, nuspręsit pačias. Mano reikalas yra suteikti jums nuoširdžią atvirą informaciją. Ir to aš jums paaiškinsiu, kodėl aš sakau nuoširdžią ir atvirą, kadangi kai kurios informacijos tiesiog neįmanoma rasti. Pavyzdžiui, visi žino, kad mulaus auga pilvas, ne? O apie vyną šnekama visai kitaip. Ir žiūrėkit, jeigu tai, ką jūs perkat, kada nors ropojo, skraidė, plaukiojo, vaikščiojo, tai yra maistas. Jeigu tai yra supakuota į popierinę dėžutę ir nevarva, tikriausia tai ne maistas. Ką mes šiandien darom? Mes valom, pirmiausia iš mūsų galvų, paskui ir iš lėkščių, visą šlamštą, kurį jau beveik buvom įsidėję į save. Norit išsivalyti savo organizmą nuo nereikalingų dalykų? Išsivalykit lėkštę. Va čia išsivalom. Ir šito nebus.